Sveiki, šiandien pakalbėsiu apie Fuji 16-5. Ar tai yra geriausias universalus objektyvas, ar tai yra tiesiog brangus objektyvas. Taigi šį objektyvą man davė pasibandyti RCA foto ir apie juos daugiau papasakosiu epizodo pabaigoje. Praėjusį savaitgalį turėjau progą išbandyti šį objektyvą naudojant kartu su Fuji X-T5 Dingusi žemė festivalio metu. Buvo puikia proga įvertinti šio objektyvo universalumą, kur vienu metu vyko daug veiklų ir norėjosi pagauti kuo daugiau gražių kadrų. Festivalyje ar kažkur, jeigu keliauju, imčiau 35 objektyvą vien dėl dydžio ir patogumo, nors ir per kamerą gana sunku perteikti svorio ir dydžio skirtumus, bet 16-5 kardinaliai kito kalibro objektyvas, praktiškai panašaus dydžio kaip mano turimas Canon EF zoom objektyvas 24-70. Festivalio metu sutikau kolegas, kurie su savim turėjo dar didesnę kamerą su dar didesniu objektyvu, tai pagalvojus jau nėra taip ir blogai. Pirmas momentas, kas užkliuvo, jog šokinėjant tarp 16 ir 5 panaudojimas reikalauja tikrai labai specifinio kadravimo ir aplinkybių. Ir iš techninės pusės man asmeniškai šiaip Veltrox 13 1.4 labiau patinka, autofokuso galimybės nenusileidžia Fuji objektyvui. Tai labai praverčia būtent turėti platesnį kampą. Naudoju X-T5 fotografijai, kuris turi didelį sensorių, tai net ir jeigu reiktų šiek tiek kropinti, tai Veltrox 13 nebūtų visiškai jokia problema. Taip pat sekančią dieną pasivaikščiojant pasiėmiau šį objektyvą pasibandyti specialiai iš to pačio taško, padariau 2 nuotraukas tam, jog kuo galima labiau perteikti, ant kiek stipriai skiriasi kadro vaizdas 16 ir 55, kur šio objektyvo galimybės pranoko mano lūkesčius, tai būtų autofokusavimo sklandumas ir tikslumas, ypač tai yra svarbu filmavimo metu. Ir gal tik tai Veltrox 13 ir mano turimas Canon zoomas gali prilygti autofokuso greičiui ir tikslumui. .35 ir 56 primai visiškai neprilygsta. Padariau kelis paprastus testavimus, filmavau su H2S kamera ir bandžiau fokusuoti tarp arti esančio ir toli taško su visiškai identiškais nustatymais, naudojant naujausią 7 operacinę versiją kameros. Ir rezultatai iš tiesų labai skiriasi tarp objektyvų. Tai kam šis objektyvas skirtas, tai jeigu esi fotografas ir tikiesi, jog tai taps to vieninteliu ultimate objektyvu, game changeriu, tai to tikrai nebus, ypač jei esi pradedantysis, tai siūlau pradėti su prime objektyvais, išmokti įvaldyti kadravimą ir tada nuspręsti, ar toks universalus objektyvas palengvintų darbą. Jei esi filmuotojas, tai manau, jog tai yra daug rimtesnis argumentas, kodėl reiktų įsigyti būtent šį objektyvą. Vien tai, jog jis turi vieną geriausių Fuji fokusavimo sistemų. Naudojant šį objektyvą, iš tiesų galima pamatyti, ant kiek gerai veikia autofokusas, bei 2,8 šviesumas visiškai pakankamas daugelį situacijų filmavimui, plus svoris ir dydis šiuo atveju netgi filmavimui suteikia pranašumo stabilume
ypač filmuojant iš rankos, kadangi šis objektyvas neturi vidinės stabilizacijos, kas iš tiesų, jeigu jinai būtų, tai būtų išvis, sakyčiau, geriausias objektyvas, kokį tik tai galima būtų įsigyti. Jeigu taip pat jūs norit įsigyti būtent šį objektyvą ar kažkokį kitą objektyvą, ar šiaip atsinaujinti fototechniką, tai kviečiu apsilankyti RC Foto. Ten yra platus fototechnikos pasirinkimas. Jie taip pat superka naudotą fototechniką, kaip kad aš per juos pardaviau savo turėtą Canon įrangą ir taip lengviau pavyko įsigyti Fuji įrangą. Tai rekomenduoju apsilankyti ir tikrai, manau, rasit savo tinkamą fotokamerą ar naują objektyvą. Ir jeigu patiko šis epizodas, tai rekomenduoju prenumeruoti, jog nepraleistumėt naujų epizodų. Jei norite taip pat sužinoti daugiau apie mano minėtą Fuji X-T5, tai siūlau pažiūrėti mano sekantį epizodą ir susitiksim kitam epizode. Iki.